Šiandien kelionę pradedu Vaškuose, Pasvalio rajone ir keliausiu link Bauskės į Rundalės rūmus dar norėčiau pasiekti. Iki Latvijos sienos tai tikrai keliausiu žvirkeliukais, o toliau kaip Dievas duos. Čia jau buvau užsigandęs, kad mano naviguotas keliukas pasibaigė. Galvojau, laukais reiks varyti jau. Nors dar nesi garantuotas, kad taip ir nereiks. Čia tai visi namie sėdi. Namyšiai. Iki Bauskės 19 km, o Uzvaros 7. Kertam Lietuvos-Latvijos sieną. Toks nereikšmingas keliukas, pasieniečių nesimato. Pravažiuojam pasienio miestelį Uzvarą. Namai net 6 aukščiai. Nusukau iš pagrindinio kelio. Važiuosiu paupiu. Bus įdomiau. Iki pat upės neprivažiuoju, jį už tų namų. Čia tikriausiai motociklų trasa kažkokia. Kad su žiūrovų tribūnom net. Nameliukų vaikam. Rūkštynių laukas. Čia, man atrodo, jau Bauskės priemiesčia. Spogulis, kas starus lauž, mirkli patiesības pauž, un atspūgs, ko tajā redzam, var uzpūst oglis, lai uguns deg. Čia būreliais turistai žygiuoja, kiek suprantu, į Vytų santaką.
Mymelė, tai mūsų Nemunėlis. Dabar man specialiai naujai pakloto asfaltų iki Miežotnės. Čia jau lygumos. Miežotnės pilis. Petras. I heard them scream, it was too dark to see. Don't cry, I'll try to say the right words at the right times, sing you lullabies. Please, don't wake up. Dabar didžiausias rūpestis, kaip persikelt per Lielupę. Rašė, kad yra vasaros tiltas. Veikia! Na, keliamės per Lielupę. Nu, vilioja vanduo. Jau čia teks maudytis. Ten toliau matosi maudosi. Wake up! Used to think we live in a world so beautiful. You see, I think I don't believe in this. Negilu tai Lielupė. Nebūtų buvę leptelio, būčiau galėjęs perbristi. Giliausia vieta iki bambos vandens. Dabar bandysim pasiekti Rundalės rūmus, kurie čia turėtų būti kažkur netoliese. Čia dar kažkokia pilis. Ar dvaras, muiža. Šitas tikriausiai. Čia taikom kažkur jau į pilį Rundalės. O lankytojų. Ir tokių žioplų dar. Rundalės pilis. Don't wake up, wake up. Į parką tikriausiai bilietų reiks. Mes parką apžiūrėsim iš užgriovio. Dabar jau maršrutas ves link namų, tiksliau iš kur atvažiavau. Bet pakeliui dar turėtų būti viena pilis, kažkokia Kaučmindės. Matysit, 5 kilometrus pavažiuoju Dobelės Bauskės keliu. Jis truputį judresnis, mašina yra. Man čia kažkur reikėtų dar veikalą susirasti. Atverta. Va ir veikalas. Vieno latvio paklausiau latviškai. Kiek moku, paaiškinau. Čia kažką netikėto pamačiau. Ar čia ta pilis, kur dvaras, ne pilis.
Įlendam visai į vidų. Ir paslaptis yra netvarkytų dvarų. Kažkaip visi galvoja, kad tik pas mus. Ir Sosnovskiai pakeliai. Žemėčių plantacija bus gerai įsisuks. Nelabai smagus keliukas. Bet čia kertam kampą. Turėtumėme normalesnį kelią išlysti. Išvažiavau į stambesnį kelią, bet ir akmeniukai stambesni čia. Na, šiandien tikriausiai daugiau lankytinų objektų nebebus. Ir žvyrkeliais, ko gero, minsim iki Lietuvos ir Lietuvoj dar iki kaimo įdomių pavadinimų Didysis Plonėnas. Dar pro kažkokius kalnelius pravežė. Čia mokykla pasirodo senam pastate. Čia navigacija vedė mane vien dėl to, kad lygiagrečiai per kaimelį asfaltuotas kelias. Vilkšunis su dvarnešom kelią pastoja buvo. Bet akmenim pagazdino ir šeimininkas atėjo pasimė. Lietuva! Nors nėra jokių ženklų, bet ir ženklai, kad palieku Latviją. Sudie, braliukai. Kad čia jau Lietuva, tai pažinau iš va šito bokšto stovinčio kieme vieno namo. Ne kartą jau čia važiavęs.